Sveiki visi, tai turim mano 6 Civicą, raudonas 1.5 turbo Civicas, žiūrėkit video iki galo, įkelsiu kaip skamba jo launch controlas. Ir dabar ką veikiu aš čia. Tai noriu tiek jum, tiek savo pasidaryti video, kaip atrodo Civicas dabar, kokie yra dabar jo defektai ir bandysim jį prikeldinėti, darysim iš šio projektą, bus lėto progreso projektas, parodysim visą darbų eigą ir kaip viskas atrodys pabaigoje. Tai dabar galim perėti prie defektų, tai jie bus jau matomi kažkur čia. Ir defektai, tai turim priekinio lipo defektai, dažai, įskilimai, nubrūžinimai. Tada toliau mūsų seka kapotas ir stogas, tai abu gavę krušos, turi daug duobučių. Tai su kapotu dar nežinau, ką reikės daryti, bet stogo norėčiau keisti skardą, nes yra neoriginalus stoglangis. Tada gale arkos, turim atskilusį špaklių, turim puslių. Buvo kažkada tvarkytos, turbūt nekokybiškai ir dabar jau lengda padariniai to darbo. Toliau ant bagažinės dangčio turim naikintą valytuvą, yra tiesiog užpakliuota ir suskilę, greičiausiai nebuvo virinta, tiesiog užtepta glaistu, tai reikėjo šitą dalyką perdaryti. Galinis OM spoileris yra subraižytas, įlinkęs šiek tiek ir gavęs nuo saulės spindulių karščio ir išblukęs to pasakoje lakas. Tai šitos defektus reikės tvarkyti arba dalis keisti naujomis. Iš kėbulo defektų, manau, tiek turim dar smulkmenų, kaip atskilusį galinį lipą šiek tiek palūžusį. Turim įvairių pablukimų, spalvų nesuėjimo, tai viską reikės dažyti, daryti ir bus ledas. Šiam kartui tiek, laukit sekančių video, jie pasirodys, manau, savaitės 2 bėgyje, jum užuomina, tai Civicas važiuoja pas rollbar.lt ir parodysim jums sekančiam video salono vaizdus. Tai laukit mūsų, o dabar perinam prie launch controlo.